Šis vaizdo reportažas jau trečiasis ekskursas į Klaipėdos miesto istorijos slėpinius. Mūsų kanalo žiūrovams puikiai pažįstamas paveldosaugos entuziastas Audrius Valickas tęsė pasivaikščiojimų po Klaipėdos senamiestį seriją. Beje, Audrius ne tik puikus gidas, bet ir daugelio dar neatrastas rašytojas. Tad pasinaudodami progą, norime pareklamuoti naujausią siaubo romano autoriaus knygą Forma, kuri vos prieš kelias dienas pasirodė šalies knygynų lentynose. Po šiuo vaizdo įrašu aprašyme rasite nuorodas į internetinės parduotuves, kuriuose galite įsigyti jau 6-ąjį Audriaus Valicko kūrinį. O dabar apie tai, dėl ko čia susirinkome. Šį kartą kelionė veda į vadinamąjį Fridricho miestą, pietinę senamiesčio dalį. Kartu su Šiaurės Lietuvos kolegijos užimtumo skatinimo programos dalyviais leisimės buvusią Dangės senvagę, kuria upė tekėjo iki 17 amžiaus vidurio. Susipažinsime su čia išlikusiais istoriniais pastatais, menančiais senosios Klaipėdos dvasią. Tad be ilgos preliudijos kviečiame prisijungti prie mūsų kelionės, atidengiant Klaipėdos istorijos sluoksnius. Ir žinoma, palaikykite šią iniciatyvą savo patiktukais ir komentarais. Ačiū, kad kartu su mumis kuriate Klaipėdos televiziją. Na, jeigu tik oras leis, siūlau gal valandėlę, o gal net ir 2, pasivaikščiot po tą kitą senamiesčio dalį, kurios mes nespėjom apžiūrėti praėjusį kartą. Truputėlį, kaip sakant, parodysiu, kur egzistavo jau seniai, net ir planuose nebežymimi objektai. Ir nežinau, gal visko mes ir neapimsim šiandien, teks dar kokią ekskursiją daryti, gal kitą kartą. Pradėti galim nuo šio neobarokinio pastatų komplekso, kuris uždaro dabartinę teatro aikštę. Tai yra autentiško išlikė Audriaus šitoj teatro aikštėj. Autentiško čia yra pakankamai daug. Va, kaip sakiau, po didžiojo miesto gaisro pastatytas neobarokinis pastatas iš kelių korpusų. Pats teatro pastatas, kuris pastatytas ankstesnio teatro statinio vietoje. Pirminis teatro pastatas buvo pastatytas dar 1819 metais ir fasadu jis buvo atgręžtas į dabar užstatytą iš mūsų pusės Kalvių gatvę. Pirmasis teatras irgi buvo klasicizmo architektūros, tačiau gerokai mažesnių gabaritų. Per didįjį miesto gaisrą senasis pastatas buvo visiškai, sudegė ir 1858 metais jau buvo atstatytas dabartinis. Jis iš išorės fasadas yra išlikęs maždaug labai menkai tepakytas nuo 19 amžiaus vidurio, tiesiog jam buvo rekonstruotas vidus labai smarkiai, o 20 amžiaus 9-10 dešimtmečiais buvo iš vidaus kapitaliai rekonstruotas, išgriautas ir netgi priestatas pristatytas iš Žvejų gatvės. Čia jau yra, kaip sakant, sovietmečio pabaigos darinys. Teatro viduje dar šiek tiek yra išlikę ten autentikos, bet jos nėra labai daug, mes patį į vidų neįsime. Kaip jau minėjau praėjusį kartą, šito teatro korpuso nebuvo. Ir iškart už dabartinio dramos teatro jau prasidėjo turgaus halė. Žuvų turgus ėjo. Tai čia buvo žuvų turgus? Taip, čia, kur mes dabar einame, kur matome dabartinius bastion pylimus ir prie jų einančią fosą, tai čia buvo prieplauka, iš kurio iš valčių atplaukė žvejai prekiaudavo šviežia žuvimi. O tie maždaug truputėlį paėjau šiek tiek tolėliau ir vizualiai anuliavus šitą sovietinį priestatą, tai mes turėtume istorinę Klaipėdos turgaus halę, kuri dabar patektų praktiškai po važiuojamąją Pilies gatvės dalimi. Bet šiandien mes į tą vietą neįsim, suksim truputėlį į kitą vietovę. Eime. Labai retos architektūros pavyzdys, tai 18 amžiaus fachverkinis barokinis pastatas. Fachverkinis barokinis pastatas. 18 amžiaus antroje pusėje jį pasistatė stalių meistras Gotlibas Dicas. Dėl to kartais pagal tradiciją pastatai vadinami arba kokią nors ten
žemesnio savininko arba kažkokio tai žmogaus, kuris gyveno vardu. Nu, mes ir patys taip dažnai darome, kad namą vadiname kažkokio tai žmogaus vardu. Tai va, aš irgi va, taip vadinu. Na, vadinasi Gico namas, bet čia yra mano pavadinimas. Istoriškai taip ir vadinasi, Sukilėlių 19-18 amžiaus pastatas. Ir kas įdomiausia, į šį pastatą gana dažnai galime atrasti ir senose miesto atvirukuose, fotografuotose tiek nuo piliavietės, tiek iš aplinkinių išnykusių gatvelių vaizdo. Bet jeigu pažiūrėsite į šį pastatą atvirukuose, jūs nepamatysite fachverko. Kodėl? Ogi dėl to, turėkite omenyje, kad senovėje nebuvo dabartinių šildymo sistemų. Ir gyventojai ką jie darė? Jie paprasčiausiai namus apkaldavo lentomis. Ir pastatas jums atrodytų nuotraukose medinis. Fachverkas atsidengė tik tais pokaryje, kai medinės lentos buvo nuimtos ir tada visi pamatė tą būtent fachverko raštą. O kiek yra tokių namų Klaipėdoje? Fachverkinių gana daug ir labai įvairiose vietose. Jų yra išlikę šiek tiek, bet ir labai netikėtose vietose. Bet turbūt daugelis... Daugiausia jų yra, keli išlikę yra seniausioje senamiesčio dalyje, kurią mes lankėme praėjusią kartą. Tačiau daugiausia jų ir ko gero patys įspūdingiausi bus Frydricho mieste, į kurį mes įžengsime šiandien. O, Frydricho mieste. Taip, štai čia yra vienintelis fragmentėlis išlikęs iš pokarių sunaikintos Junkerių gatvės. 18 amžiaus viduryje į Klaipėdą buvo atkeltas kareivių garnizonas. Jiems neužteko vietos piliavietėje, todėl buvo išskirtas sklypas senamiestyje tiesiog su tokiu pasiūlymu, kad jūs pasistatot savo namus ir su šeimomis įsikūrėt. Jie taip ir padarė. Kareiviai, jie buvo neamatininkai, jie neužsiiminėjo žemės ūkiu, nesivertė nei žemdirbystę, nei gyvulininkystę. Jie tiesiog pasistatė nedidelius, vieno aukšto su mansarda namelius ir jų gyvenamo gatvė buvo vadinama Junkerių gatve. Jinai ir ėjo taip maždaug iki dabartinės aukštosios gatvės, maždaug iki tos vietos, kur dabar stovi tas didysis fachverkinis sandėlys. Būtent ta konstrukcija, savotiškas lenktas stogas yra būdingas klaipėdietiškam barokui. Mes dažniausiai įsivaizduojam, kad barokas turi būti labai puošnus architektūros stilius su gausybė dekoro. Tačiau mūsų klimato zonoje tos visos gausios puošybos jos visiškai netiko. Nes čia nuolatos tai vėjas, tai lietus, tai vėjas. Ir mūsų barokas buvo gana saikingas, pasižymėjo daugiau konstrukciniais elementais, ne puošybiniais. Todėl vienas iš tokių įspūdingesnių pastatų senamiesty esančių, tai yra būtent šis, nes jis yra ir tų pačių, ir baroko architektūros, ir fachverkinės konstrukcijos. 18 amžiaus pastatų iš fachverko mes netrukus ir rasim daugiau. Taip, šiek tiek turime užstatymų archeologinių radinių. Šiauriniam rage turim dabar labai daug. Aha, dar ir jie jau tik pro šalį, bet dar neįdėmiai neapžiūrėjau. Reiks pačiam kokį kartą užsukti į šiaurinį ragą. Aha, nes šiaurinėme rage, kaip sakiau, buvo muitinės sandėlių kompleksas, kuris apskritai buvo sunaikintas pokariu, neturime iš jo dabar nieko. Tai reiškia, visas paveldas yra likęs po žeme. Taip. O čia to Junkerių tie namai, ne visi? Ne, čia, šitie, taip. Ne, šitas kvartalas, kur mes čia dabar esame, čia yra Didžioji vandens gatvė. Čia. Truputį paėję iš anos pusės mes rasime Galinę gatvę.
jinai tebėra išlikusi trasa po šiai dienai, tik labai menkas toks fragmentinis užstatymas. Galinė gatvė buvo paskutinė gatvė, kurioje baigėsi Klaipėda. Klaipėda aš turiu omeny 16 amžiuje. Memelis. Lietuviai vis tiek nuo seniausių laikų jį vadino Klaipėda. Dar prieš tai, kol čia vokiečių ordinas atsikėlė. Čia buvo taip. Aha, taip. Na, o yra hipotezė, jog būtent šitame kvartale 17 amžiuje gyveno Kantų šeima. Tai garsiojo filosofo Imanuelio Kanto senelis, kuris, kaip žinoma, yra kilęs iš Klaipėdos. O dabar mes galim pereiti per dar vieną seniausios Klaipėdos senamiesčio dalies gatvelę, tai Tomo gatvė. Iš šitos Tomo gatvės atkarpos mus pasiekė labai nedaug. Tai yra tik tais vieno namo fragmentas ir truputį prie kito kvartalo. Čia viskas buvo sunaikinta pokariu. Visas šis užstatymas. Va, čia netgi galime pasižiūrėti vizualizaciją, kaip įsivaizduojama viešbučio su komercinėmis patalpomis statyba. Maždaug va šitaip yra įsivaizduojama atkurtas tas variantas. Na, vienas korpusas dar šiek tiek padabnas, o toliau prasideda jau visiška imitacija. Nuotraukose jis matomas, senose nuotraukose jis praktiškai matomas toks, koks yra dabar, tik tais tie, kurie yra klaipėdiečiai, žino, kad jis buvo atkurtas, buvo pastatas sunykęs. O šiaip viens prie vieno, galima sakyti, buvo atstatytas. Nu ką, bet šiaip visualiai, jeigu neatsidengtų plytų mūras, tai nelabai ir įtartume. Dažniausiai būtent apie atstatymą ir būtent ir byloja. Kažkur atidengtas zondažas, kur matome būtent plytas. Na va, dar vienas 18 amžiaus barokinis Klaipėdos pastatas. Taip. Na, dabar galim čia išeiti. Na ir aišku, šį pastatą jau iš atvirukų ir kitų nuotraukų, tai turbūt žino visi. Tai yra 1774 metais statytas pastatas, kuriame dabar įsikūręs Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Čia būtent itin ryškus tie barokiniai elementai šiame pastate. Pats pastatas yra mūrytas iš olandiškų plytų, kas beje ir byloja apie glaudžius Klaipėdos statybininkų ryšius su vakarų Europą. Tokių pastatų mes turime ir po šiai dienai išsaugoję keletą. Dažniausiai būtent olandiškų plytų mūras jis nebuvo tinkuojamas, nes buvo tiesiog laikomas kaip dekoratyviu. Taip ir paliksa, ne? Taip, ir kai kurie vėliau vis dėlto buvo užtinkuoti, bet atliekant restauraciją buvo aptikti ir atidengti. Mes tokių pastatų irgi rasime. Tikriausiai esate lankėsi pačiame muziejuje, čia yra senojo miesto maketas. Dabar galime dar užsukti į šį kiemelį. Galbūt ne kiekvienas eidamas pro šalį čia ir užeinate. O vaizdai čia išties labai gražus. Matome labai daug tokių smulkių detalių, kurios nors gal ir atkurtos, bet vis dėlto labai gerai perteikia Klaipėdos kiemų architektūrą. Čia jau aišku, tas sovietinis užstatymas šiek tiek gadina vaizdą, bet iš šitos pusės labai gerai toks vaizdas yra regimas. Langų nėra. Paprasčiausiai jų nėra poreikio, nes jeigu buvo ūkinis priestatas, tai fachverkas jis apskritai tokių labai didelių langų ir neturėjo. Geriausiu atveju būdavo išimamas kažkoks vienas elementas ir jo vietoje įrengiamas langas. Nes
pats fachverkas jis nėra pritaikytas panoraminiams langams. A tai čia kažkoks galėjo būti sandėlis, ne? Taip, ne, paprasčiausiai pats pastatas yra sandėlis ir jo dar vienas korpusas. Čia negyvenamosios paskirties pastatas buvo, sandėlys. Gyvenamosios buvo šitas. Apskritai, 18-19 amžiaus pirmai pusėje sandėliai dažnai būdavo fachverkiniai. Gyventojai paprasčiausiai jų vengdavo, nes vėl buvo statybos inspekcijos nurodymai, kuriais buvo labai pradėtas riboti fachverkas. Ir vien dėl to, kad taip, jis yra kur kas degesnis ir imlesnis ugniai negu mūras. Kadangi fachverkas, kaip ten bebūtų, jis yra vis tiek pagrindas, jis sudaro medžio karkasas. O medis yra vis tiek jau degesnė medžiaga už akmenis ir plytas. O turint omeny senais laikais, kuomet miestus karts nuo karto vis siaubdavo gaisrai, tai nieko nuostabaus, jog Klaipėda, kuri iš pat pradžių buvo planuota tik medinė, kad priešai artinantis būtų galima greitai sudeginti, laikui bėgant viskas apsivertė aukštyn kojom. Imta netgi riboti fachverką, kuris buvo laikomas pernelyg degiu. Ir praktiškai jau XIX amžiuje medinės architektūros senamiestyje ir naujamiestyje beveik nebuvo išlikę. Medinę architektūrą buvo galima rasti Bomelsvitėje, šiek tiek gal priemiesčiuose Smeltėje, tokiuose truputį toliau esančiuose nuo centrinės miesto dalies. O pačiame jau centre medinė architektūra buvo tiesiog išstumta pažangesnės mūrinės arba fachverkinės. Šitas kiemas yra visiškai uždaras ir žmonėms neprieinamas, todėl į jį ir nesibelsime. Štai, itin vaizdingas, ne, čia sandėlis. Kaip man, jau pats konstrukcija durų rodo, kad tai buvo sandėlis. Yra, jeigu pavyzdžiui, iš bibliotekos abonemento pusės, tenai, kur yra tie langai, žvilgtelėjus į kiemelį, galime pamatyti, kaip atrodo ir pats kiemelis. Tačiau mes į biblioteką neįsim, todėl šitas kiemas yra vis dėlto uždaras, kaip sakiau, nėra prieinamas lankytojams, todėl galime nebent pasigrožėti tik pačiu sandėliu. Turim labai retą momentą, kada galime žvilgtelti į XIX amžiaus gyvenamojo pastato pusrūsį. Štai kaip atrodė pusrūsis. Šioje atkarpoje mes jau autentikos beveik nebeturime, nes čia yra stalininiai pastatai, o ten toliau, galima aišku dirstelti, nors ten toliau tas buvusio Laso ir Ko prekybos kompleksas, jisai apie 60-uosius buvo visiškai sudėžutintas, paverstas tokia beveidė sovietinė dėžutė. Ir jeigu iš Turgaus gatvės pusės savininkas 2 korpusus atkūrė, čia dabartiniais laikais, prieš kelerius metus dar atkūrė pagal ikonografinę medžiagą, tai iš Tomo gatvės pusės kol kas tokių intencijų nematyti, kad būtų atkuriama. Mes dabar tiesiog ir matome senovinį pastatą, sovietmečių perstatytą į dėžutės architektūrą. Ir tada mes pasukime į skverą ir skvere mes kai ką aptiksime. Nuo čia to įėjimo iki pat Friedricho Vilhelmo arba dabartinės Tiltų gatvės. Štai čia buvo senamiesčio gatvelė, kuri vadinasi Galinė gatvė. Pavadinimas jos buvo neatsitiktinis, nes čia buvo paskutinė Klaipėdos gatvė. Ties čia vieta 16 amžiuje Klaipėda ir baigėsi. O tai, kas buvo toliau, tai turbūt žinote, kas buvo čia, ne? Čia buvo Dangė, tekėjo mūsų klaipėdietiška upė. Dangė. Tiksliau, jeigu labai tiksliai, čia Dangės senvagė. Į Savagę.
Taip. Ir kai 13 amžiuje į šį kraštą atsibastė ten kryžiais pasidabinę tokie berniukai iš vokiškai kalbančios šalies, jie visų pirma Kapčią pamatė. Upę Dangę. Ir neatsitiktinai ši vieta užtat ir yra seniausias Klaipėdos uostas. Mes kažkaip, kai kalbame apie uostą, mes visą laiką įsivaizduojame ten marių pakrantę su prieplaukom, su visokiais kranais, bokštais. Tačiau pirmasis Klaipėdos uostas buvo štai čia. Ir čia atkastas seniausias Klaipėdos laivų statyklos. Čia buvo statomi patys pirmieji Klaipėdos burlaiviai. Dabar iš šios vietos jau praktiškai atpažinti ją pagal tuometę topografiją, čia jau reikia turėti būtent gerą fantaziją, tam, kad įsivaizduoti, kaip ši vieta atrodė 15-16 amžiuje. Nes mes matome dabar tiesiog senamiesčio skverą, kuris 19 amžiuje buvo visiškai užstatytas po gaisrinę architektūrą. Po karo jinai buvo šiek tiek nukentėjusi, o sovietmečiu visas kvartalas buvo sunaikintas ir mes gauname va šitą skverą. Tadas eina pagal pačią gatvę. Nes, sakykime, pačiuose siauriausiuose senamiesčio kvartaliukuose statyti fasadais į Vežėjų gatvė nebuvo kaip, kadangi fasadai išeidavo į pagrindinės gatves, kurios šitaip skersai kirsdavo senamiestį. O nuo čia, kur jau baigėsi seniausia Klaipėdos dalis, jau Vežėjų gatvė įgavo ne šiaip skersgatvė, bet pilnavertės tikros gatvės funkcijas. Ir jau pastatų fasadai buvo atgręžti į pačią gatvę. Dabar mes kaip tik aplankysime vieną kiemelį, kuris sunaikinus Tiltų gatvės užstatymą, dabar mums yra labai gerai atsivėręs. Aišku, šitie augalai šiek tiek slopina vaizdą, bet mes dar galime daug ką įžvelgti. Va. Spėjau, kad jūs čia nesilankydavote, neatkreipdavote dėmesio. Taip, va šitaip atrodo labai kuklus, kompaktiškas 19 amžiaus vidinis kiemelis. Nes vienas pastato korpusas išeina link Tiltų gatvės, kitas į Didžiosios vandens gatvę, o dar vienas į Vežėjų gatvę. Ir va toks nedidelis kiemeliukas. Bet vaizdingas, gražus. Labai jaukus balkonas viršūnė. Aha. Ir tokių kiemelių mes dar šiek tiek turime keletą išlikusių. Aišku, jų labai nedaug, kaip ir paties Klaipėdos senamiesčio, bet kai turime, reikia įamžinti ir parodyti žmonėms. Prekybos centrą, kuris dar iš Didžiosios vandens gatvės, šiek tiek dar yra, kaip sakant, padabnas. Čia jis dar netgi pakankamai atkuria autentišką pastato tūrį. Tačiau jau toliau, kur prasideda tie visi kiti korpusai, tai jau visiškas marazmas ir nederantis prie senamiesčio. O šitas visas tuščias, visa šita tuščia erdvė, kuri apima tiek bažnyčių kompleksus, tiek visą šitą, atsirado 60-mečio antroje pusėje. Kai buvo sumanyta apskritai sunaikinti Tiltų gatvės užstatymą. Tiesiog gyventojai buvo iškeldinti ir visi šitie pastatai nuo galinės iki buvusios bažnyčios buvo tiesiog nušluoti. Ir tai buvo suplanuota padaryti abipus, sunaikinti praktiškai visą Tiltų gatvę. Dabar, aišku, tai sunku įsivaizduoti, bet pokaryje žmonės būtent taip mąstė.
dauguma jų yra autentiški, tik tais, pavyzdžiui, kai kuriems buvo pristatyti papildomi aukštai iškelti, mansardos padidintos, o šiaip dauguma pastatų yra autentiški išlikę. Aš parodysiu, kur, nes šiaip tas, va ten ypač Tiltų gatvės pabaigoje, tai yra labai kapitaliai buvo perstatyti pastatai, tarkim, iš vienaaukščio seno pastato buvo padarytas triaukštis sovietinis. Tas, pavyzdžiui, žiūrėkit, čia baras. Taip, baras. Čia irgi architektūra kažkokia. Čia yra istorizmo architektūra. Šis pastas irgi dažnai buvo fotografuojamas tarpukariu, kaip toks, labai vizualus senamiesčio elementas. Jis pastatytas irgi po didžiojo miesto gaisro, kaip ir beveik visi Tiltų gatvės pastatai. Tiesiog tuo metu buvo nuspręsta padaryti kažkokį tokį jau akį traukiantį vieną pastatą ir vietoj to, kad pasirinkus tuo metu populiariausias neoklasicizmo arba, sakysim, ten neorenesanso stiliaus pastatus, buvo pasirinktas jau toks truputėlį šiek tiek toks pseudo gotikos elementų turintis šiek tiek namukas. Mes beje galėsime užeiti ir iš kiemo pusės jį apžiūrėti, bet kadangi dabar esam šitoje gatvės pusėje, siūlau dabar pratęsti ekskursiją būtent čia. Mes paskui ten ateisim ir dar pamatysim keletą tokių fragmentų, kurie tikrai einančiam pro šalį, skubančiam žmogui nekrenta į akis. 1540 metais įvyko pirmasis miesto gaisras, kuomet sudegė dar gotikinė Klaipėda. 1678 metais miestas dar kartą sudegė, tai yra tuo metu renesansinis ir barokinis miestas išnyko. O 1854 metais sudegė jau tuo metu tiek barokinis, tiek klasicistinis miestas. Ir 120 metų, nepanašiai. Maždaug, kažkur va tokia lemtis. O iki sekančios nelaimės nei šimtmetis nepraėjo, nes 44 metais sovietų armija priartėjo prie Klaipėdos krašto ir pradėjo pirmosius bombardavimus, o įžengė čia, jie praktiškai šlavė viską, kas jam po kelių pasitaikė. Bet blogiausia dar net ne tai, kad sunaikinti jie sunaikino, bet daugelis apskritai gyventojų po šiai dienai tebetiki sovietinę propagandą, neva miestas labai smarkiai nukentėjęs nuo karo. Tuo tarpu panagrinėję tiek nuotraukas, tiek vaizdo įrašus, jų nėra daug, jie yra reti, gal nėra labai prieinami viešam nagrinėjimui, bet juos galima atrasti. Mes matome, jog po karo, aišku, nuostolių buvo per karą padaryta, tačiau sunaikinta mūsų miesto architektūra buvo ne per karą, o po karį. Tai padarė tiesiog okupantų valdžia, kuriems nereikėjo Klaipėdos. Jiems reikėjo tiesiog tarybinio miesto, ne Klaipėdos. Erkerinį balkoniuką. Vežėjų. Aha, iš vežėjų ir Didžiosios vandens gatvė pusė labai gražiai atrodantis toks balkoniukas erkeris. Ir šitaip mes simboliškai peržengėme į kitą Klaipėdos miesto dalį. Kaip sakiau, iki 16 amžiaus Klaipėda apsiribojo tik tais senamiesčių, kurį juosė dvi dangės atšakos. Senoji dangė tekėjusi palei Didžią ir naujoji dangė, kuri mums yra dabartinė dangė. Kitapus šio rajono ėmė kurtis irgi žmonės, kadangi visi neišsiteko šitokiame palyginus nedidelėme plote. Ir jie ėmė kurtis tiek anapus naujosios dangės, tiek ir šitoje pusėje. Šioje pusėje kūrėsi dažniausiai nešvarių profesijų atstovai. Tai buvo visokie ten žmonės,
Taip. Visi profesijos reikalingi. Taip, bet jeigu kalbant apie viduramžius, ten buvo tam tikra gyventojų diferenciacija, skirtingai negu dabar nebuvo visi lygus. Ne. Taip ir profesijos buvo atitinkamai kvalifikuojamos, o būtent šioje miesto dalyje kūrėsi vadinamųjų nešvariųjų profesijų atstovai, visokie ten odminiai, kerdėjai, žodžiu, tie, kurie dirbo visokius tokius neprestižinius darbus, kurių amatas buvo susijęs tokiamis, sakykime, neįtin prestižinė veikla. Nes senamiesty daugiausiai vertėsi jau tokie, kaip mes dabar apibūdintume, tokie pasikėlę, susireikšminę, tokie didieji piliečiai, miesto elitas. O čia jau kūrėsi toks kaip proletariatas labiau. Ir ilgą laiką šias dvi, kaip sakant, bendruomenės skyrė Dangės senvagė. 17 amžiuje miestą apjuosus gynybiniais pylimais senoji Dangė ėmė pamažu virsti tokia kaip ir bala. Vanduo jau nebeturėjo kur pratekėti, jisai tiesiog pavirto vos nepelkę. Ir miesto magistratas nusprendė, kad šitos Dangės atšakos miestui jau nebereikia. Ir ji buvo pradėta užpilinėti. Ir 1722 metais senoji Dangė buvo visiškai užpilta, o jos vietoje nutiesta didžioji vandens gatvė. Jis todėl ir pavadinimą tokį turi, kitiems gal keista, kodėl jinai vadinasi didžioji vandens gatvė. Nes ji ir buvo pastatyta užpiltos Dangės vietoje. Na ir šitas miesto rajonas iš pradžių buvo vadinamas Odų gatvele, nes ten, kur kūrėsi tie odininkai, odminiai. Vėliau jisai šiek tiek prasiplėtė, buvo pavadintas Odų priemiesčiu. Tačiau laikui bėgant, Odų priemiestis šiek tiek prakuto. Gyventojai ėmė užsidirbti, jie išsirūpino privilegiją tiesiai iš paties Prūsijos valdovo ir miestas tapo privilegijuotu ir jis pasivadino Prūsijos karaliaus garbei Frydricho vardu. Tai buvo Frydricho priemiestis. Mokesčius jie mokėjo jau nebe miesto magistratui, o tiesiogiai pačiam valdovui. Ir šitaip Frydricho miestas tapo privilegijuotas. Ir apjuosus miestą bastioniniais pylimais į teritoriją įėjo tiek senamiestis, tiek Frydricho miestas. Mes po šiai dienai juos vadiname vienu žodžiu senamiesčiu. Kaip sakiau, šis senamiestis susidėjo ne iš vienos dalies. Tai va dabar ir pasivaikščiosime po senamiesčio dalį, kuri istoriniuose šaltiniuose vadinama Frydricho miesto. Šis senamiesčio dalis truputėlį skirsis nuo ankstesnių, nes, kaip minėjau praėjusioje ekskursijoje, seniausioji senamiesčio dalis ji susiformavo nestichiškai. Ne šiaip, kad lipdant kvartalą prie kvartalo, namą prie namo, bet buvo iš pradžių suplanuota ant popieriaus, nubraižyta ir tada pradėta įgyvendinti realybėje. O jau Frydricho miestas, jis gimė maždaug kaip ir kiti senieji Europos miestai. Tai 18 amžiuje. Jo ištakos būtų, kaip sakiau, Odų priemiestis nuo 16 amžiaus, o jau planingas užstatymas, kuris išlikęs daugmaž iki mūsų laikų, yra susiformavęs jau 18 amžiuje. Vėliau po didžiojo miesto gaisro, beje, Frydricho miestas yra mažiausiai nukentėjęs nuo didžiojo miesto gaisro. Todėl būtent čia yra išlikę seniausi miesto pastatai ir seniausi kvartalai. Čia atrasime pačius seniausius ir archaiškiausius Klaipėdos elementus. Pastatas statytas apie 1760 metus, jį pastatė gydytojas Gordakas. Dėl to istoriniuose šaltiniuose jis kartais taip ir vadinamas Gordako namu. Seniausias. Čia vien, kadangi mes daugelio senamiesčio pastatų nežinome tikslių pastatymo datų, mes galim maždaug identifikuoti kažkur dešimtmečio arba kažkur taip ketvirčio
lokalizuoti taip. Todėl tiksliomis datomis galime operuoti tik tais atskirais atvejais, kur jau tiksliai yra žinoma, kurie išlygia kažkokie tai dokumentai, kur galime tikslę datą pasakyti. Daugelį atvejų mes galime tik lokalizuoti maždaug laikmetį, kada tas pastatas atsirado. Ypač kalbant apie, sakykime, mūsų fachverkinius sandėlius, kurių tikslios pastatymo datos jos nėra žinomos. Mes galim tik maždaug nustatyti, kad buvo pastatyta tokiame ir tokiame dešimtmetyje ar tokiu ir tokiu laikmečiu. Pačioje, kaip sakant, šito namo pirminėje architektūroje dominavo, va čia, kur dabar mes esame ties centriniu įėjimu, laiptai buvo va čia. Štai šioje vietoje buvo pagrindinis įėjimas į pastatą. Čia mes galime beje žvilgtelt, nes labai retas atvejis. Aišku, dabar čia jau mažai ką rasim autentiško, išskyrus pačias duris. Retai kada ir... retai kada atidaromos. Tačiau pastatas iš pat pradžių turi čia įėjimą. Tačiau gyventojai, ypač, sakykime, prekybininkai, kurie čia važinėdavo su vežimais, jie skundėsi, kad tie laiptai trukdo jiems judėti. Ir tada savininkas laiptus perkelė į kitą namo pusę, o čia padarė įėjimą į pusrūsį, komercinį, čia sandėliuką. Štai turime dar vieną 18 amžiaus pastatą. Labai nediduką, tačiau gana gražų. Ir dabar jame netgi jau yra prikabinta net ir lentelė, kad čia pastatas kultūros vertybė yra saugomas. O aš galėčiau papasakoti visai kitą istoriją, kad savo metu to pastato niekas nesiveržė saugot, niekam jis labai ir nerūpėjo. Ir teko tikrai padėti pastangų, kad šis pastatas išliktų autentiškos išvaizdos toks, koks yra. Nes aš gerai prisimenu, kaip jam buvo ruošiamas euro remontas, visos šios langinės, visa tai jau gulėjo sumesta gatvėm ir buvo paruošta utilizuoti. Tai teko nueiti į kultūros paveldo departamentą, pakelt aliarmą ir tuo atveju viskas baigėsi laimingai. Informacija suvaikščiojo. Pastatas buvo išgelbėtas nuo renovacijos. Ir, kaip sakant, gal kažkur man ten karmai kažkas pridės pliusiukų. O įžymus jis yra tuom, kad nuo jo prasidėjo fachverko restauracija. Ir, kaip žinia, kaip jau sakiau, ilgą laiką sovietai okupavę Lietuvą labai menkai domėjosi mūsų tiek istorija, tiek paveldu. Nes, kas okupantui rūpi? Okupantui ne vertybės rūpi. Kaip ir dabar. Ar okupantui rūpi Ukrainos vertybės? Ne. Taip. Ir ilgą laiką netgi sovietai suko tokį naratyvą, kad tą visą pasenusį fachverką kaip kokią šiukšlę reikia šluoti iš Klaipėdos. Ir tik tais 60-ųjų metų pabaigoje, po gyventojų spaudimo ir šiek tiek jau tokio, sakant, įsisukimo sovietinėje spaudoje, vis dėlto buvo nuspręsta, kad Klaipėdos senamiestis turi vertybių, kad jis turi vertingų pastatų. Tačiau tuo metu architektai nežinojo, o kaip restauruoti fachverką. Mūro architektūra ten tinka nauja, užtepė, užklojai dar, kokią ten jau plytą pakeitei, bet o kaip restauruoti fachverką? O patirties jie tokios neturėjo. Ir buvo nuspręsta, sakykime, padaryti tokį eksperimentą. Paimsim ten karkasą, bet reikia nuo kurio pastato pradėti tos eksperimentus. Ir buvo pasirinktas toks mažiukas šitas pastatėlis. Jį pavyko sėkmingai restauruoti ir tada architektai suprato, kad galima restauruoti ir fachverką. O dabar eisim į, ko gero, bene gražiausią Klaipėdos senamiesčio vietą. Daugelis šitą vietą gerai žinote. Tai gal vadinate skirtingais vardais.
Nu va. Taip, ir mes dabar turime 18 amžiuje susiformavusi vidinį kiemą. Štai taip atrodo komercinis pastatas, fachverkinis. Kada jis priklausė pirkliui Karoliui Adomaičiui, kartais istorinės šaltinėse vadinamas Adomaičio pastatu. Dabar irgi yra restauruotas, tačiau pakankamai gražiai viskas išlaikyta, su langinėmis autentiško pavyzdžio. Na ir užsukime į vidų. Užsukime, pažiūrėkime. Čia, kur dar prieš kelias dienas virė linksmybės. Štai irgi koks gražus, kaip sakant, kiemelis jaukus. Sodinta viskas, korpusas, toks mažiukas korpusiukas, bet viskas taip išsaugota pagal senovinę architektūrą, su elementais visais atkurta. Net ir kaminas, nors ir atkurtas, bet atkurtas pagal autentišką modelį. O čia avangardas su... Tai jau toks avangardas, prisimenu, anksčiau buvo netgi galima pačiam nusistatyti švieseles, kokias norėjai, kad tau degtų, dabar turbūt jau nėra įjungta, bet savo metu buvo galima. Ir čia viskas degdavo įvairias spalvėmis švieselį. O gal jie naktį įjungė. Na va. Štai taip atrodo Adomaičio sandėlys, iš kiemo pusės su prekių keltuvu. Kur tas keltuvas? Va, prekių keltuvas. Prekių keltuvas? Taip, prekių keltuvas. Esu išvaikščiojęs ir viduje. Va, štai yra įspūdinga vieta, kurioje išlygė bene gražiausia Klaipėdos fachverko. Ir čia mes turime vieną apskritai unikalų pastatą, tokį vienintelį dabar besantį Klaipėdoje. Kaip mes matome, pastatas mūrytas 18 amžiuje iš olandiškų plytų, yra padaryta zondažas, kaip išsaugotas, neatkurtas iš sovietinių plytų, bet padarytas grynai iš autentiškų. O taip atrodė 18 amžiaus Klaipėdos prekybiniai sandėliai. Galime maždaug įsivaizduoti, kai tokių buvo daug. Kaip jie turėjo gražiai atrodyti, sakysime, kur viename korpuse gyveno šeimininkas, kitame korpuse jo prekės. Nu ką, o šitame pastate prekių keltuvas buvo įrengtas pačiame šone. Dabar atkreipkite dėmesį į šitą elementą. Va čia yra tai, kuo šis pastatas yra dabar likęs unikalus Klaipėdoje. Tai yra vienšlaitis, lenktų stogų, fachverkinis 18 amžiaus sandėlys. Tokį mes beturime dabar vienintelį. Kadaise tokią pat architektūros braižą turėjo ir garsusis Dramblio sandėlys. Tik jis buvo truputėlį aukštesnis, bet jis irgi buvo taip vienašlaitis ir lenktas. Šiuo metu toks sandėlys Klaipėdoje jau bėra išlikęs vienintelis. Na, o čia, aišku, turime ir medinės architektūros fragmentėlį. Suteikia tokio žavesio, sakyčiau, šitam senamiesčio kampeliui. Turbūt neatsitiktinai šitame būtent kiemelyje įprasta rengti kultūrinius renginius, nors jis ir nedidelis, tačiau tokį kiemelį mes jau beturime tik vienintelį. Dvasingas. Aha. Svarbiausia, itin daug autentikos yra likę. Nors, aišku, šita pusė jau daug atstatyta, bet va, ši pusė vakarinė yra išlikusi praktiškai nuo 18-19 amžiaus. Šis pastatas nėra visiškai autentiškas, architektūra jo yra išsaugota autentiška, tačiau pats pastatas yra atstatytas. Ir šitas mūras yra tiesiog padarytas šiais laikais, bet iš autentiškų plytų.
Savininkas pamatęs, kad jo pastatas avarinės būklės, jis kruopščiai nuardė po plytą namą, o paskui lygiai taip pat išaugino iš tų pačių plytų atgal. Ir vizualiai žiūrint, jeigu nežinotum, pats nebūtum matęs ten pro tvoros plyšelį, kas vyksta viduj, net neįtartum, atrodytų taip, nieko, senovinis pastatas. Taip, jis yra senovinis, tačiau vis dėlto atstatytas. Ir tai rodo, kad kai žmogus jau labai nori, atstatyti gali. Džiugu matyti, kad pagaliau šitas sklypas yra aptvertas. Kodėl džiugu? Nes teko matyti projektą ir čia bus atkuriamas senasis pastatas. Aš tą senąjį pastatą dar prisimenu iš savo vaikystės. Jis buvo vieno aukšto su mansarda, stovėjo apleistas. Ir kažkur jau atgimimo laikotarpiu jis buvo nugriautas. Dabartinis savininkas įsigiję šitą sklypą, kiek žinau, vis dėlto nutarė pasielgti pilietiškai. Nepastatyti kažkokios dar vienos dėžutės ar dar kokio baisoklio, kaip pačiavote, visi euterpės pastatai, kurie tikrai nelabai švelniai tariant dera prie mūsų senamiesčio architektūros, o čia buvo nuspręsta atstatyti pastatą tokį, koks jis buvo. Dabar, kaip matome, įėjimas į šį pastatą yra padarytas kampe, o kaip rodžiau jums, įėjimas kažkada buvo pačiame centre. Ir todėl tas dabar kampinis įėjimas šiek tiek sudaro tokį įspūdį, kad pastatas yra nesimetriškas. O kažkada jis atrodė gana kitaip, bet tai buvo 18 amžiuje. Nu va, o kieme dar turime netinkuoto mūro fakverkinis sandėliuką. Iš aukščiau palipėjus jis geriau matosi, nes šiaip kiemas irgi yra uždaras. Čia galim prie vartelių prieiti, geriau matysim.